Kai žmonės svarsto apie įvaikinimą ar globą, atsiradusias dvejones dar sustiprina ir visuomenėje įsigalėję mitai. Visiškai natūralu, kad dvejonių yra, o ypač kai kalbame apie tokį atsakingą sprendimą. Tačiau norint realiai įvertinti savo tėvystės galimybės, verta pažvelgti baimiai tiesiai į akis ir išsiaiškinti, kur yra tik mūsų nepagrįstos baimės, o kur reali tiesa. Pozityvios tėvystės lektorė ir psichologė Ieva Šuipė šiandien mums sutiko nupiešti realų visuomenėje vyraujančių baimių ir nuostatų vaizdą. Teigiama, kad aplinka turi daug reikšmingesnę įtaką negu genai. Ir netgi apie genetikos mokslininkai yra atradę tokius dalykus, kad genetinį kodą turi iš tikrųjų tik tai 1,5% mūsų visų genų. Tai reiškia, iš tikrųjų nėra iki galo nustatyta, ką veikia visi kiti 98,5% genų, tačiau teigiama, kad juos formuoja, tai yra kaip tie genai pasireikš ir kurie jie pasireikš, nulėmė būtent aplinka. Tai va čia vėlgi, sakyčiau, genai tikrai yra toli gražu ne visagaliai ir aplinka ir būtent tėvų elgesys ir kitų žmonių elgesys su vaikais turi daug didesnę įtaką, kokie jie užaugs, ar ne. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, tų genų tikrai nereikia bijoti ir kaip tik reikėtų galvoti apie tai, kaip mes, kaip aplinka, kaip tėvų elgesys gali padėti šitam vaikui ir nepasiekti didesnę sėkmę gyvenime. Visą tai patvirtina ir veidoskaitos specialistas Žydrūnas Sadauskas. Iš tikrųjų, tas vaikas atėjęs iš tų pačių vaikų namų, jis jau atsineša kažkokias tai savo nuostatas, tai iš principo, ko reikėtų palinkėti patiems tėvams, kurie pasiema tos vaikus, tai visų pirma, kantrybės ir supratimo, kad tai vis dėlto nėra jų vaikas, su kuriuo jie pradėjo nuo pradžių, jisai neturi tos pačios genetinės informacijos kaip jie ir panašiai. Bet kokiu atveju, ta prasme, tą vaiką galima koreguoti, galima auklėti ir keisti jo charakterį, bet tam reikalinga didžiulė meilė, besąlyginė meilė, ta prasme, ir ypatingai didelė kantrybė. Specialistai tikina, kad ne genai, o sudėtingos gyvenimo sąlygos lemia, kaip susiformuos vaiko asmenybė. Pasak Ievos Šuipės, galima pastebėti, kad asocialiuose šeimose ar institucinėse globos įstaigose gyvenantys vaikai yra įtraukti į savotišką užburtą ratą. Kai galvojame apie vaikus, kurie auga socialiuose ar ne šeimose arba sudėtingom sąlygom gyvenančius vaikus, dažniausiai galvojama, kad ta prasme, jeigu jo tėvai buvo tokie ar ne, tarkim, piknaudžiavo alkoholiu, smurtavo, tai ir būtinai vaikas bus toks. Tai reikia čia šitoje vietoje vėlgi ne genų kaltės ieškoti, bet aplinkos, nes tikėtina, kodėl tų vaikų tėvai, kodėl tokie yra, ar ne, tikėtina, kad jie patys patyrė ar per mažai meilės iš savo tėvų, ar iš vis tas meilės nepatyrė, ir iš vis patyrė nepriežiūrą, apleidimą ir taip toliau. Tai kitaip tariant, galiu pasakyti, jeigu manęs nemylėjo ar ne, arba iš viso, jeigu aš nepatyriau priežiūros normalios, kaip aš galiu tą meilę duoti kitam. Iš vienos pusės yra tiesa tame, kad kuo mažesnis vaikas, tuo rezultatą gali pasiekti lengviau ir paprasčiau, kitaip tariant, nes vėlgi tas saugus prieraišumas vaikų formuojasi pagrindai iki 3 metų, tai dėl to yra geriau, kad kuo greičiau tie vaikučiai, kurie patenka į globos įstaigas ar ne, būtų atiduodami į šeimą. Tai dėl to yra labai svarbu tą pabrėžti. Iš kitos pusės, gamta iš tikrųjų yra taip sutvarkius, kad viltis jinai lieka labai stipri ir pas vyresnius vaikus. Suformuoti turiu omeny tą teigiamą, saugų, prieraišų ryšį su suaugusioju. Žydrūnas Sadauskas pritarė, kad pirmieji 3 vaiko metai jo asmenybės formavimuisi be galo svarbus. Tačiau jis tikina, kad apskritai vaiko asmenybė formuojasi ne iki 3 metų, o iki 11. Tiesa, kai kas pasakytų, kad visą likusį gyvenimą. Nuo 3 metų vaikas pereina į antrą etapą, tame etape jau labai didelį įtaką daro draugai ir aplinka. Tai automatiškai, ta prasme, iki 11 metų vaikas susiformuoja galutinai. Ir nuo 11 metų, jeigu mes paimsim vaiko fotografiją ir truputėlį ją Photoshopo pagalba išdidinsim, mes galim pamatyti, kaip atrodys tas didelis žmogus. Kaip atrodys mažas žmogutis užaugęs, dažnai savo viziją turi ir globėjai ar įtėviai. Tačiau to reikėtų vengti. Tėvai ar globėjai turėtų ruošti vaiką sėkmei, o ne projektuoti nerealias iliuzijas, kad jis taps pasaulinio garso žvaigžde, profesoriumi ar idealiu žmogumi. Žinoma, yra puikių sėkmės istorijų ir netgi žinom pavyzdžių, kad užauga tikrai įvaikinti vaikai, užauga tikrai garsenybėmis ir pasiekia labai daug dalykų gyvenime, kad ir, pavyzdžiui, pats Jobsas, jisai buvo įvaikintas. Bet ką noriu pasakyti, tai kad ne tas turėtų būti turbūt pats svarbiausias tikslas, norint globoti vaiką. Tikslas ir tai, ką iš tikrųjų globėjai arba įtėviai duoda tam vaikučiui, tai duoda pirmiausia saugumą, atramą
Ir visą tą, kaip sakau, sukuria prielaidas, kad tas vaikas susikurtų sėkmę gyvenime didesnė, nei būtų susikūręs augdamas institucijoje arba sudėtingomis sąlygomis gyvenančioje šeimoje. Pasak psichologės Ievos Šuipės, Lietuvos įvaikinimo ir globos procedūras derėtų nesupaprastinti, o padaryti efektyvesnės. Supaprastinti negalima, nes pati globa ar įvaikinimas reikalauja visapusiško žmonių pasirengimo priimant į savo šeimą vaiką. Globėjai įtėviai turi suprasti, kad gali kilti sunkumą, ar ne? Ir tie sunkumai bus išsprendžiami, bet tik tai tam, kad galima būtų sėkmingai, ar ne, eiti tuo keliu tėvystės, reikia tinkamo pasiruošimo. Tai mokymai, jie yra tikrai privalomi. Aš sakyčiau, jie privalomi iš tikrųjų turėtų būti ne tik globėjam ir įtėviam, bet ir turbūt bet kuriem tėvam, nes dažnai ne viena šeima yra, kuria atrodo viskas yra tvarkoj su ja, ar ne, ir taip toliau, bet trūksta tokių elementarių, tarkim, sakyčiau, vaiko psichologijos žinių, ar ne, kaip ten pozityviai jį auginti, kaip pozityviai jį auklėti. Auklėjimas sudėtingas procesas, tačiau jis gali būti lengvesnis, jei vaikas jausis mylimas, suprastas ir priimtas su visomis savo teigiamomis ir neigiamomis savybėmis. Kalbėdamas apie globotinius, teigia veidoskaitos specialistas Žydrūnas. Tačiau psichologė Ieva įsitikinusi, kad meilė turi draugauti su žiniomis, tik tada bus pasiektas maksimalus rezultatas. Su šitais vaikais, sakyčiau, vien meilės neužtenka, reikia žinių, reikia supratimo galiausiai, kad, todėl ir dirba iš tikrųjų organizacijos, kurios susijęs su globa, su įvaikinimu, pirmiausia dirba su paruošiamuoju etapu, tai yra mokymai specialūs, yra įvairios konsultacijos, kur yra dirbama su norinčiais globoti, norinčiais įsivaikinti vaikus, nes jie turi turėti tuos įrankius, tą bazinių žinių bagažą. Paskui tikrai šeimai turi būti teikiama daugiau, nei šiai dienai yra ir socialinės, ir psichologinės paramos, ir finansinės paramos. Ir kitas dalykas, kas yra svarbu, tolesni mokymai. Todėl, kad daugiausiai klausimų šeimoms, globėjams, įtėviams kyla tada, kai vaikas yra šeimoje, kai prasideda kažkokios problemos ar ne, kažkoks netinkamas vaiko elgesys, atsiranda pasimetimai, globėjų ar įtėvių stresas kyla, pradeda abejoti savo apsisprendimu, pasirinkimu ir taip toliau. Tai šitoje vietoje tikrai labai padėtų ir tas turi būti tas rimtas paramos, kaip sakant, visas procesas tiek įsivaikinusiems vaikus, tiek paėmusiems globoti. Tikimasi, kad iki 2020 metų vyksianti institucinės globos pertvarka, finansuojama iš valstybės biudžeto ir Europos struktūrinių fondų lėšų, atneš apčiuopiamos naudos ir vaikams, ir jų globėjams ar įtėviams, kartu ir pačiai valstybei be vaikų namų.